kartu su mano modeliu dukra Darina norime parodyti, kokie bateliai tinka siaurai pėdai. Man pasisekė. O gal ir nelabai, kad Darina turi siauras pėdutes. Ir tiesą sakant, tinkamus batus tokioms pėdoms rasti kartais net sunkiau nei plačioms. Ypač tai pasakytina apie basutes. Kaip matote, Darinos pėdutės labai siauros, įskaitant kulno sritį, ir tokioms pėdoms tikrai nelengva parinkti tinkamus batus. Pažvelkime į pirmą porą. Tai ką vat? Basutė, šioje vietoje matosi daug laisvos vietos. Kai vaikas vaikšto, pėdas slysta bate, o tai nėra gera situacija. Tikėtina, kad šis modelis netiks, todėl geriau paieškokime kito. Tuomet pabandėme barefoot modelį. Čia pėda visiškai slysta į priekį, pirštukai dingsta viduje. Kai jį vaikščios, matysite. Manau, kad ilgainiui tai gali pradėti spausti arba trinti, nes pėda tiesiog neteisingai sėdi bate. Ieškome toliau. Šis Biomechanics modelis iš pirmo žvilgsnio tinka visai neblogai. Be to yra ir kitų Biomechanics modelių, kurie dažnai geriau priglunda prie siaurų pėdų, tačiau šioje konkrečioje poroje, man atrodo, gali trinti šioje vietoje. Todėl būtina atidžiai stebėti. Siauroms pėdoms, jei ši vieta neapglėbė pėdą, labai tikėtina, kad trins. Galbūt tiks, bet kelia abejonių, sakau, greičiausiai ne, nes vėlgi per daug laisvos vietos. O dabar Superfit modelis. Šis tinka puikiai. Batai su reguliuojamu dirželiu ties kulnu dažnai puikiai tinka siaurapėdžiams. Šis Superfit modelis man labai patinka ir dėl minkšto tekstilės paviršiaus. Jis netrina pėdos ir tvirtai ją laiko, nepalikdamas jokių tarpų. Priekyje taip pat viskas gražiai priglausta, jokių papildomų tarpų. Mano nuomonė, šis modelis ypač tinka siauroms pėdoms nuo 28 dydžio. Mažesniems dydžiams turime kitų modelių. Dar galime pasiūlyti eko sportinio tipo modelių, kurie irgi dažnai tinka siauresniems pėdoms.